Taigi, prieš pradėdamas video noriu jums parodyti vieną tokį žmogų, kuris jums gal patiks. Jo vardas yra Tomas, jam 15 metų, gyvena Vilniuje, yra draugiškas vaikinas, kuria įvairius gameplay video, tokius kaip GTA Online, Rust, Payday 2, Battlefield 1, CSGO Case Opening ir taip toliau. O dabar jo kanale vyksta CSGO giveaway, tai jeigu kas nori gauti CSGO, užeikite į jo kanalą, jo kanalas Tommy on PC. Taip pat jis nori pasiekti 1000 prenumeratorių. Tai jeigu nesunku, užeikite į jo kanalą, paspauskite prenumeruoti ir like mygtuką. Taip pat dar didesnė informacija jo descriptione. Taigi, sveiki visi, tai yra aš vėl Sidas, šiandien žaisime Survival Games. Ir kodėlgi Survival Games, nes kadangi aš esu ištrynęs 10 dalių savo Survival Game, kuriuos buvau anksčiau įkėlęs ir jie buvo tragiški, todėl aš juos ištryniau. Tai sugalvojau, man vėl reikėtų įkelti kanale Survival Games, kadangi tai yra populiarus, sakyčiau, gan minigeimas per Minecraftą. Tai turbūt ir, manau, gal nuėjus nufilmuoti, nes galvoju šiso, gal šį savaitgalį aš net nefilmuosiu video, kadangi žiauriai tingėjau. Bet sakau, ai, gal sukursiu kažką. Ir taip pamaščiau, aš Survival Games tai ištrynęs, gal kažką reiktų vėl panašaus padaryti. Tai va ir sugalvoju. Oi, aš galvoju, kad jau par žmonės parvaro. Ok, aš dar vieną čestą praleidau ir mes jau sakyčiau, esam visai neblogi, jūs pasižiūrėkit. Karočią, va, čia toks ironinis jau. Beveik, ups. Ne, tą mygtuką paspaudžiam. Ok. Ir jo, tai ką dar aš čia noriu pasiekti, tai būtinai užimti, nu, ne tai kad užimti, bet laimėti šitą Survival Game'ą. Ir jeigu aš tai įvykdysiu, tai turbūt ir vienas skį žaisiu. Nu, dar ir priklauso nuo laiko, ar greitai čia mes įsižudysim ar ne. Ir jo, o jeigu nelaimėsiu, tai būtinai eisiu antrą kartą, nes tikrai aš noriu laimėti. Ir tai būtų žiauriai awesome, nes dabar mūsų tik 11 liko. Ir jo, tai... O, 2 čestai ir Stone Swordas, nice. Viskas, man atrodo, aš čia dabar aupybusiu su jo. Ir lanką turiu ir pala pas mane parvaro. Da, kažkoks cheateris pasitaikė. Bet gerai, pohoj. Eiktų. Nežinau, kodėl man pasirodė, kad jis yra anti-KB, kadangi aš jį šovęs atgal neatsimušė, tai... Jo, jeigu būčiau aš jam neįmušęs jaučiu strėlės, tai aš būčiau net praknisęs. Ačiū Dievui, mano strėlė išgelbėjo. Ok. Turim šitą, o, jau mes galim sakyti visas iron, net grandininis. Tai yra visai nice. Ir aš būsiu sveikuolis ir aš valgysiu obuolius, kadangi tai mano įpratimas. Kažkodėl tik obuolius kaupiau, nežinau, kodėl nedraugai man sako, kad kažkoks keistas, bet nieko tokio ir bandom laimėti. Ir man atrodo, mes jau turim ir aš matau, atvaro kažkoks čiuvakas. Ir aš, ok, kol kas sekasi gerai. O, ko, kiek jam pasipildė laifas duhas. Ir aš mirsiu. Eiktų šikt man 2 laifus. Eina šikt, nenoriu. Jiem 10 laifų. Eina šikt. Jis mane pamatė. Ok. Ok, man reikia laifas atsigeneruot. Dabar aš jį galiu šiaip iš pasalų užpult. Ok. Aš biškai pakimus. Eik tu šikt, aš jį uždaužiau. Bet bliamba, šitas jau buvo gerai. Čia magma, eik tu, jūs įsivaizduot, aš paprastas, be nieko nenuspėkime, užmušiau magma, čia yra. Ir kažkas man rusiškai ką tik parašė, nežinau ką, bet mane čyteriu kokiu išvadinu. Eik tu šiek, bet čia žiauriai pasisekė, aš dabar jau tikrai būčiau prakišęs. Ir va iš jį rašinėja. Eik tu šiek. Ok.
kažkaip pasisekė. Ir jau kadangi aš senukai jau lošiau taip Minecraftą, tai mano biškai PvP skillai suprastėjo, bet tai nesmė. Ir jeigu žmonės aš nekelsiu dažnai video, tai sorry, kadangi aš dabar labai daug žaidžiu prie CSGO. Ir bandau ranką keltis ir maždaug lošiu surfą, dabar jau moku surfint ir kažkas panašaus. Tai jo, jeigu nebus, tai žinokit, kad aš nuo life CSGO, tai sorry iš anksto, bet stengiuosi į savaitę įkelti vieną video bent jau, nes ir kadangi žinote, aš prie kompų prieinu tik savaitgaliais, tai tikrai 3 dienos, po 4 valandas maždaug galiu žaisti, tai nu jo, aš pralošiu CSGO, arba kada kažkurį dieną bandau filmuoti kažką ir štai įkeliu, tai šiaip iš viso net, nežinau ar minėjau ar ne, bet galvoju net iš viso nefilmuosiu video, nes labai tingiu, bet kadangi pagalvojau, kad gal visai ir nufilmavus reikėtų tą survival game'ą, jo, nežinau šitą ar sakiau ar ne, nes kiek sykių kartuojau, nes buvo neišėję biški video su šito survival game, tai jeigu kartuojusi sorry, ir jo, aš mačiau kažkokį čuvaką vėl, ir aš biški bijau, kad jis mane gali suvartyti, ai va, jisai pačioj, du čuvak, okei. Jo, matau jie pareina. Okei, man reikia būti pritūpus. Eik tu šikt pusė! Eik tu 1,5 laifos, aš 2 užkaliau čuvakus, eikit jūs šikt, jūs matyt kokį... Okei, man šiandien žiauriai lucky dienas. Eina šikt. Okei, čia žiauriai buvo. Aš sakau, žiauriai seniai Minecraftą lošiau dar, bet kažkaip sugebėjau užmušti 1v2 ir dar jie plius, sakyčiau, net neprasti buvo. Oh my god. Jau net pratylėjau, galvom, jau bus viskas kapits. Okay, gavom speed po iš šūdas. Gerai, viskas bus deathmatch'as už 1 minutės. Tai mes tiesiog palauksim. Ir jo, žiauriai buvo. Da, aš dabar negaliu patikėti, kad aš ir magmą užmušiau. Kad aš ir šitos 2 čuvakus šiandien man žiauriai lucky. Gerai, bet žodžiu dabar reikia taip nesigirti, nes čia tuoj bus šakis man. Tikiuosi tie 2 čuvakai likę paskutiniai bus net įmeitai. Ir aš jūs gal nu, suvartysiu kažkaip. Viską mes įsiaiškinsim ir jau. Okei, mes tada gal puolam iš karto. Okei, jis mirė. Okei, nice. Okei, nice. Ateini čia, davai. Jis šaudo iš lanko. O man eik tu šikt. Eik, eik tu, ne. Eina, šiek. Eik tu, bet tai čia magma buvo vėl. Jūs įsivaizduokit, jis full iron kaip aš. Nu gerai, žmonės. Nu, čia buvo klaus, bet ką jūs norit, magma buvo. Nu tai jo. Šiaip visai neblogai sekėsi, manyčiau, gal ir gausi visai neblogas video. Tai jeigu jums patiko šis video ir labai dar norite kažkokios senų žaidimų, kurį aš buvau žaidęs, būtinai paspauskit laiką, pakomentuokit. Taip pat ir prenumeruokit. Ir jo, su jumis buvo Sidas ir davai.